Dauguma Kauno politikų etikos komisiją pasiekusių raštų buvusio mero, dabar tarybos nario, liberalcentristo Arvydo Garbaravičiaus. Komisijos pirmininkė prisipažįsta, jog šiemet jos skundus teko nagrinėti beveik kiekviename posėdyje. Dėl nuolatinio rašinėjimo Arvydas Garbaravičius netgi vadinamas didžiuoju etikos prižiūrėtoju. 3, ne 1, 2, 3. Čia buvo visas posėdis. Visuose Garbaravičiaus etikos komisijai pateiktuose raštuose prašoma išnagrinėti, ar etiškai elgėsi ir kalba dabartinis miesto meras Andrius Kupčinskas. Tai yra keletas skundų, kai baigia nutrūkti jau kantrybė, bet etikos komisija taip pat yra jo suformuota ir iš jos laukti kokių nors etiškų sprendimų neįmanoma. Mano nuomonė. O aš esu opozicijoje ir vis tik tai aš dar galvoju, kad sveikas protas turėtų nugalėti arba bent daryti įtaką į sprendimus. Aš manau, kad tai iš dalies galbūt neturėjimas ką veikti ir galbūt kažkokio pasitenkinimo ieškojimas verčia rašyti tokius pareiškimus. Pasak Andriaus Kupčinsko, kiekvienas politikas turi teisę pareikšti savo poziciją, tad tokie susirašinėjimai neturi prasmės. Tuo metu jo pirmtakas Arvydas Garbaravičius atkerta, jog dabartinis meras esą pernelyg dažnai elgiasi netinkamai. Tik kiti tarybos nariai bijo su juo konfliktuoti, todėl ir skundų etikos komisijai nerašo. Tai yra charakteris, aš galvoju, gal yra kažkokie tai trūkumai, gal yra mąstymas kažkoks kitoks, negu yra įprasta. Ir galvoju, kad tai yra kažkas ne taip. Tai yra charakterio bruožai, kurie leidžia jam elgtis neetiškai. Jūs tą matot kiekvieno posėdžio metu, kai jisai komentuoja, jis leidžia savo pašiepti, komentuoti pasisakančius. Etikos komisija, sako, jau seniai jaučiasi esanti tarpininkė įsiplieskusioje merų dvikovoje. Toks vaidmuo matyt jau gerokai pabodo, mat politikai raginami dėl užgautų ambicijų aiškintis kitais būdais. Net nebejojama, jog jiems išsiaiškinus ir darbo etikos sergėtojams sumažėtų perpus. Mūsų etikos komisija tikrai kartais netgi reiškia tokį nepasitenkinimą, kad mes turim rinktis ir nagrinėti klausimus, kurie neturi to pagrindo įrodyti, kad žmogus pažeidė etiką. Reikėtų susėsti, pasikalbėti, išsiaiškinti ir pabaigti. Galų gale, kad vienas meras keičia kitą, tai yra dialektika. Čia nieko nepadarysi. Tačiau panašu, tokios perspektyvos susitarti nei dabartinio, nei buvusio mero nežavi. Aš esu pasiūlęs savo paslaugos keletą kartų, jos priimamos yra keistai ir aš nesiruošiu dabar kažkokio tai daryti žingsnių. Tai turėtų būti jo žingsniai. Ką čia aiškintis, tai yra nuomonių pareiškimas. Tai bendraujam kaip kolegos, neturiu asmeniškai jokio pykčio ir panašiai, tai aš tikrai nesuprantu, kodėl yra rašinėjami tokie raštai. Juoda katė kelia tarp dabartinio ir buvusio Kauno merų Andriaus Kupčinsko ir Arvydo Garbaravičiaus perbėgo dar metų pradžioje. Tuomet politikai tarybos posėdėje apsižodžiavo, kurio laikais į koaliciją atėjo taip vadinamas misteris Otkatas. Abu tada buvo pripažinti pažeidę etiką. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.